Labą dieną, sakau visiems susirinkusiems taip gausiai į istorinės prezidentūros audiencijų salę. Šiandien tikrai yra neeilinė proga, dėl ko visi mes čia atėjome. Šiandieną minime Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos 150 metų jubiliejų. Iš tikrųjų, šie istoriniai prezidento rūmai jau yra matę ne vieną prezidento jubiliejų. Pats iškilmingiausias, garbingai atšvęstas buvo prieš 90 metų, 1934-aisiais, net 3 dienas rugsėjo mėnesį visa Lietuva šventė prezidento 60-metį. Istorinė prezidentūra labai gražiai ir iškilmingai jau minėjo 140-asias gimimo metinės. Na ir dabar mes vėl tęsime šio prezidento jubiliejinę tradiciją ir minime jau 150-asias gimimo metinės. Šis renginys yra Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos jubiliejinių metų programos dalis. Ir labai džiugu, kad šį projektą, kuris tęsiasi visus metus, finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Tikrai labai džiugu, kad mūsų tarpe galime matyti ir artimiausius prezidento šeimos palikuonis, tai yra prezidento brolių ir seserų vaikaičius, taip pat garbius valstybės politikus, turime ir kultūros ministrą, turime Seimo narių, turime Europos parlamento buvusių narių, turime Lietuvos Šaulių sąjungos atstovus, turime Kauno miesto tarybos narių, turime labai garbių svečių. Tai labai tuo galime džiaugtis. Na, o pradedant galima pasakyti, kad išlikusiame Antano Smetonos krikštų metrikų nuoraše galime perskaityti, kad kūdikis gimęs 1874 metų Liepos 28, o pagal naująjį kalendorių rugpjūčio 10 dieną Vadoklių apylinkėje Užulenio kaime valstiečių Romos katalikų Jono ir Julijono Smetonų teisėtoje santuokoje Šilų bažnyčioje buvo pakrikštytas Antano vardu. Antanas buvo 6 vaikas, iš viso šeimoje augo 7, tai Ignas, Motiejus, Marijona, Juozas, Morta, Antanas ir Julija, arba Julijona kitur rašoma. Kadangi į jubiliejus pirmiausia tradiciškai visada kviečiami artimiausi giminės, taigi tos tradicijos paskatinti ir nutarėme šį kartą į istorinę prezidentūrą sukviesti artimiausius Lietuvoje gyvenančius prezidento Antano Smetonos giminaičius ir išgirsti jų pasakojimus apie Smetonų šeimą, prisiminimus apie brolį prezidentą, o tuo pačiu padiskutuoti apie tai, kas buvo kalbama tik siaurame šeimos ratelyje. Pavyzdžiui, kuo buvo ypatinga šeima išauginusi Lietuvai prezidentą? Arba kaip artimieji didžiavosi prezidentu tapusiu Antanu? Kiek pačiam Antanui buvo svarbus ryšiai su broliais ir seserimis? Na ir apskritai, kokį krūvį Smetonos pavardė turėjo tarpukariu ir kokį pavojų ji reiškė sovietinės okupacijos metais. Kaip buvo puoselėjimas ir yra puoselėjimas Smetonų šeimos palikimas šiandien. Taigi, šiandieną prisiminsime šią didelę aukštaičių šeimą, iš kurios ir kilo prezidentas Antanas Smetona. Na, o apie tai renginyje mums papasakos Antano Smetonos brolio Igno anūkai. Noriu pristatyti čia sėdintį Rimantą Smetoną ir Jolantą Baltrūnaitę, brolio Motiejaus anūkę Sigutę Smetonaitę
Apie seserį Mortą mums pristatys Audrius Kantautas, o apie sesers Marijono šeimą mums kalbės Dalia Strielčiūnienė. Na, o renginį vesiu aš, istorinės prezidentūros istorikė ir muziejininkė Ingrida Jakubavičienė. Noriu pasakyti, kad šį renginį mes ir fotografuosime, ir filmuosime, tam, kad jis išliktų kaip svarbus Smetonų šeimos istorijos šaltinis. O dabar norėčiau pakviesti savo prisiminimais, savo pasakojimu pasidalinti Rimantą Smetoną. Taigi, sakyti, kad nieko nereiškia būti Smetona, arba kad reiškia tiek pat, kiek bet kuriai kitai lietuvių pavardė ir giminiai, būtų matyti nenuoširdu ir veidmainiška. Todėl atvirai, manau, kad būti toje pačioje giminėje, iš kurios kilęs prezidentas Antanas Smetona, yra didelė garbė ir šiek tiek našta. Bet tai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų, netgi nuo asmeninės atsakomybės, už giminės garbę, už atmintį, už bendraamžių ir būsimų kartų požiūrį į mūsų giminę ir į mūsų prezidentą. Priklauso, žinoma, ir nuo skiriamo dėmesio, jėgų, laiko savo giminiai, jos istorijai, kiekvieno iš mūsų. Ir čia aš pasinaudosiu gerą progą padėkoti daktarei Ingridai Jakubavičienei už jos nepaprastai vertingą indėlį į, pavadinkime, Smetonijadą, už jos jau ilgamečius mokslinius tyrimus, už jos knygas, kuriuose ieškoma tiesos, žadinama šviesi atmintis prezidentui ir jo šeimai. Ačiū, gerbiamoji Ingrida. Dabar glaustai apie praeitį, netolimą praeitį, nes XIX amžius, nuo kurio norėčiau pradėti, labai netoli, lyginant su ilgaamžė mūsų giminės istorija. Nors tie keletas faktų ir vaizdų daugelį yra žinomi, kuriuos parodysiu, pasakysiu, matyt, bet dar kartą pavartykime giminės albumą. Taip dailininkui Vladui Didžiokui atrodė Antano Smetonos, o kartu ir mūsų giminės gimtinė Užulinėje. Iš lėktuvo jie atrodė šiek tiek kitaip, gal solidžiau. Kai kurie šaltiniai užsimena, kad Smetonų namo būta kitoje kelio pusėje nei dabar, o tik vėliau, plečiantis galimybėms, vyriausias Kazimiero Smetonos ir Kotrynos Baltakytės sūnus Jonas pastatė naują erdvesnę trobą ant iki šių dienų išlikusių pamatų. Čia gyveno Jonas ir jo išrinktoji iš kaimininio Kartanų kaimo Julijona Kartanaitė. Čia augo jų vaikai, paminėti buvo vardai, bet apie vieną jų, Juozą, tvirtai pasakyti kol kas nieko negalime, išskyrus jo gimimo metus, 1869. Minimos dar dvi datos išvykimo į Ameriką ir mirties, bet jos kol kas patikimai nepatvirtintos. Kitus prezidentų brolius ir seserį šiandieną paminėsime čia visi šiek tiek plačiau. Pirmiausia, apie jų tėvus. Prisiminimuose rašoma, kad Jonas Smetona, gimęs 1832, buvo kaimo seniūnas, šviesus žmogus, mokėjęs skaityti ir rašyti. Jonas buvo Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus gerbėjas, nekartą lankėsi pas jį Kaune. Po 63 metų sukilimo ir caro valdžios įvesto lietuviškos spaudos draudimo iš jo gaudavo knygų lietuvių kalba, skaitydavo savo vaikams, kaimynams. Galime pasididžiuodami sakyti, kad mūsų protėvis buvo ir knygnešys. Šilų bažnyčios šventoriuje yra ši atminimo lenta. Jonas Smetonas, sulaukęs 50 metų, 86 rudenį palaidotas senosios Šilų bažnyčios šventoriuje. Jo žmona Julija mirė po 20 metų, nors jau veikė naujo Šilų kapinės, bet palaidota ji buvo
šalia savo vyro. Norėjosi pareikšti pagarbą ir palikti atminimo ženklą mūsų artimiausiams protėviams, todėl sutiko Šilų parapijos klebonui Ričardui Baniui įrengėme ir atidengėme atminimo lentą, dalyvaujant ir kai kuriems mūsų čia esantiems artimiausiams. Grįžkime į Užulinį. Vyriausiojo brolio Igno Smetonos ir Marijonos Kadžytės Smetonienės šeima buvo gausi, jie užaugino 11 vaikų. Čia jie 32 metais su kaimynais ir svečiais, gal Antaninių proga. Tik nuotraukoje nėra sūnaus Kaziuko matyti moksluose tuo metu ir dukters Pranutės Timinskinės ištekėjusios. Šiek tiek politikos. 26 metais po gruodžio perversmo Antanas Smetona antrą kartą tampa Lietuvos prezidentu. 27 metais jis keliavo per Lietuvą, turėjo daug oficialių priėmimų, susitikimų, pagerbimų. Gal tai buvo ir tam tikra kelio pradžia, taip vadinama Smetonos autoritarizmą. Gal. Tais metais laikraštis Lietuva rašė apie Antano Smetonos ir jo palydos apsilankymą prezidento tėviškėje. Lėne buvo pastatyti garbės vartai, prezidentą pasveikino Taujėnų Viršaitis, atpasakojimas, čia jo sveikinimas, cituoju. Mums garbė, kad mes iš savo tarpo turime taip garbingą vyrą, tautos vadą, tėvynės mylėtoją. Manau ir tamstai, ponė prezidentė, malonu šis kampelis lankyti, nes su juo yra surištas tamstos jaunų dienų atminimas. Gyvuok garbingas tautos vadė ilgiausius metus, tėvynės garbiai ir džiaugsmui. Žinoma, prezidentas apsilanko savo gimtinėje, susitinka su brolio Igno šeima, su kaimynais. Broliai, valstietis ir prezidentas. Taip išraiškingai ir paprastai. Puikios fotografas lydėjusi prezidentą Antano Ingelevičiaus nuotraukos. Savame kaime, gimtoj sodyboj, tarp savo artimųjų, prezidentas, tautos vadas, bet sakant užlunietiškai, Untanus, su Ignu ir Marijona prie stalo savo sodelėje Užulinėje. Matyt, galima sakyti, kad nuo 27-ųjų prezidentas tėviškėje lankėsi kasmet. Apie tai liudija ir išlikę nuotraukos, prisiminimai, dienoraščiai. Čia prezidentas Igno šeima su kaimynais, svečiais, tarp jų ir kompozitorius Stasys Šimkus kairėje viršuje. Nuo 31 metų vyko Užulinio kaimo skirstymasis į vienkiemes. Prasidėjo ir Igno kapstatų vienkiemio statyba. Tėvų sodybą iš Igno atpirko Antanas, ją prižiūrėjo sesuo Julijona, o po 33 metų Marijona su 3 dar neištekėjusiomis dukromis, Onutė, Verutė ir Marytė, su sūnaus Jono šeima ir jaunėliu Antanuku persikėlė į kapstutų vienkiemį, bet jau be Igno, nes jis mirė 33 sausio mėnesį. Čia prie baigiamų vienkiemio, matyti, ūkinių statybų. Pirmoje eilėje Marijona, prezidentas, Algirdukas Muleranka, Salomėjos, antroje eilėje Marijonos vaikai Genovaitė, Antanas, Eleonora, Salomėja, Jonas. Čia 35 metais kapstotose prie naujojo namo Marijona su dukromis, Onutės vestuvių proga, matyti, stovi pirma kairėje būsima Čižauskienė. Čia nėra tik tai Veronikos. Šiek tiek kieta tema, būtinai noriu. Teko skaityti pasvarstymus, ar Antano Smetonos šeimoje tėvų namuose buvo dainuojama. Tvirtinu, tikrai buvo dainuojama. Ir ne tik šeimoje, bet ir visoje giminėje. Įrodymui parodysiu 2 nuotraukas, man labai jos mielos, brangios, negaliu su jomis nepasidalinti. Taigi,
Užulinių sutartinių giedotojas, tautosakos rinkėjo Jurgio Dovidaičio pakviestos Lietuvių tautosakos archyve Kaune. Užrašė Zenonas Slaviūnas jų dainas ir sutartines. Dainų įrašai yra išsaugoti, pasiekiami ir dabar. Antras tų pačių Užulinio giesmininkio apsilankimas Kauno radiofone jau 38-ais. Dabar galima būtų sakyti, kad vyko tiesioginė transliacija, kitaip ir nebuvo tuo metu iš Kauno radiofono. Savo žodžiu apie dainingą Smetonų giminę patvirtinimui giesmininkės įvardinsiu, kaip sakoma, per asmeninę prizmę. Iš kairės Marijona Kadžytė Smetonienė, Igno žmona, mano močiutė. Antra Karolina Krikštaponienė, Masiulienė, mano mamos močiutė. Jos sesuo Teresė Krikštaponytė, Dirsinė, mano tėvelio sesers Teodoros vyro mama, tetos mama. Marijona Smetonaitė, Jasikoninė, prezidento Antano ir Igno sesuo. Tais pačiais 38 metais Marijono šeimą aplankė netikėta ir skaudi netektis. Mirė 18 metų dukra Marytė ir pilotuodamas vienvietį mokomąjį naikintuvą žuvo sūnus Kazys, Kaziukas, 23 metų, bebaigiantis Kauno karo aviacijos mokyklą, jaunesnysis puskarininkis buvo. Tai buvo lik įžanga į būsimas mūsų šeimos, mūsų giminės netektis, į likimą panašų į daugelio lietuvių šeimų ir visos mūsų tautos likimą. 40 birželio 15 žinome daugumai Lietuvos vyriausybės narių priėmus Sovietų Sąjungos ultimatumą, prezidentas su šeima pasitraukė į vakarus. 44 sausį Klyvlende gaisre žuvo prezidentas Antanas Smetona. Tai buvo rusų žvalgybos surengtas prezidento nužudymas, ne tik aš taip manau. Tais pas metais panašių laikų Užulinėje sudegė ir prezidento tėviškės namas. 44 vasarą per Lietuvą slenkant frontui tęsiasi mūsų tautos, giminių, šeimų griovimas ir naikinimas, bet prasidėjo kitas pasipriešinimo sovietiniai okupacijai partizaninis karas. Apie prezidento brolio Motiejaus seserų Julijonos, Marijonos ir Mortos šeimas netrukus išgirsime, o aš trumpai priminsiu, kokio likimo sulaukė mano senelių Igno ir Marijonos šeima. Rusams užėmus Lietuvą, jų sūnus Jonas Smetona buvo suimtas, išvežtas į kalėjimą ir ten mirė. Apie jo likimą žmona Aleksandra ir 4 jų vaikai sužinojo tik tai atkūrus nepriklausomybę. Ta pačia vasarą prezidento sesers Mortos sūnaus, kapitono Juozo Krikštaponio suburtas partizanų būrys, iš kurio netrukus buvo suformuota Vyčio apygarda, davė partizanų priesaiką. Tarp jų buvo ir Igno ir Marijonos jauniausias sūnus, 25 Antanas Smetona, mano tėvelis. 45 gegužės 20 sekminių rytą susišaudėme su Siesiku Stribais, jis žuvo. Man buvo 5 metų. Tais pačiais metais Igno duktė Genovaitė Motiejūnė su vyru Juozu ir vaikais išvežti į Sibirą, Krasnojarsko kraštą, grįžo 56. 46 Igno dukters Eleonoros Tribinavičienės vyras Kazimieras suimtas, ištremtas į Kazachiją. Po 4 metų Eleonora su vaikais nuvyko pas vyrą, po 60-ųjų visi kartu grįžo į Lietuvą, čia to meto šeimos nuotrauka. 47 metais Igno dukters Pranutės sūnus, 19-metis partizanas Kleofas Timinskas žuvo mūšyje, jo tėvas Jonas Timinskas suimtas ir mirė Lukiškių kalėjime. Tais pačiais metais Igno dukters Teodoros sūnus Antanas Dirsė ir kitos Igno dukters Salomėjos sūnus Algirdas Muleranka, gimnazistai, liaudės priešai, žinoma, suimti ir išvežti į kalėjimus. Tai tokia mūsų giminės ir šeimos istorijos graudžioji pusė.
Mano močiutė Marijona padėjo mamytei mane auginti, ūkį tvarkyti. Man padainuodavo, prisimenu. Po keliarių metų iš Kapstatųjų persikėlė į kaimą pas Julijoną, ten kartu su dukra Veronika, visos trys ir gyveno. Mirė močiutė sulaukusi 84. Prieš mirtį 61 metais ją aplankius, į mane vadino Untaniuku, mano tėvelio vardu. Čia mūsų visų pamatai Užulėnyje. Galime pasidžiaugti, kad prezidento, jo brolių ir seserų gimtinės vieta Užulėnyje gražiai pagarbiai pažymėta. 99 metais Vilniečių architekto Algirdo Steponavičiaus ir skulptoriaus Aivaro Stasiškio sukurtas sodybos maketas mūsų ir tikiuosi būsimų giminės kartų traukos vieta. Kviečiu jos nepamiršti. Pusbroliai Igno ir Marijonos vaikaičiai. Susirinkdavome čia, kai apie tokį gimtinės vietos pažymėjimą net nesvajojom, nes buvo dar tik tai 78-ieji. Bet mes vis tiek džiaugiamės, didžiavomės tą mūsų tarpusavio jungtimi, mūsų bendrumu. Tai buvo ir po 10 metų, 88 ten pat. Gera prisiminti. Ir jaunimas paaugo, ir mes vis dar gražus savo. Po 3... Palaukit. Atgal. Labai atgal. O dabar. Taip. Po 30 metų, čia 2018 mūsų didysis susitikimas Užulėnyje. Nors iš 21 Igno ir Marijonos vaikaičių šiandieną esame likę tik dviese su Zenonu Čižausku, bet kadangi mūsų giminė plati, todėl žvelgti reiktų plačiau nuo Jonos Smetonos ir Julijonos Kartinaitės, 45 provaikaičių. Mūsų atrodo vis dar tuzinas. Vis dar laikomės. Todėl neliūdėkime dėl mūsų retėjančių gretų, bet džiaukimės jų augimu. Užtenka tik pasižiūrėti. O kiek mūsiškių bus dar po 10 metų, jeigu susitiksite. Todėl prašau, nenutolkite. Mūsų pagarba prezidentui Antanui Smetonai ir visai giminiai iki tolimiausių protėvių belieka perduoti ir patikėti mūsų jaunai kartai. Dabar dar tik porą minučių, pusantros keletą žodžių, šiek tiek šios dienos temos pratęsimui. Pagal tą giminės istorijos dalį apimančią tarpsnį nuo 17 amžiaus pabaigos iki šių dienų, kuris mums buvo žinomas, patikimai dokumentuotas. Mūsų susitikimui prieš 6 metus tokį genealoginį medį nupiešė mūsų Zita Baltrūnaitė. Medžio šakas į čia detaliau išskleidė nuo 19 amžiaus, nuo jau minėtų mūsų protėvių Jono ir Julijonos. Dabar jau galiu patvirtinti, kad čia buvo tik pusė mūsų giminės medžio. Jo viršutinė, antroji, tuo metu žinoma giminės istorijos dalis. Aš virš 10 jau metų ieškau giminės giliausių šaknų, pačių tolimiausių mūsų protėvių. Šiandien jau galiu pasakyti, kad pagal iki šiol įvairiuose istorijos šaltiniuose aptiktus dokumentus, istorikų, genealogų svarstymus ir išvadas, pagaliau pasiremdamas atliktais genetiniais tyrimais, baigiu rengti Smetonų giminės istorijos pirmąją dalį, nuo pasiekimo ankstyviausių laikų iki jau žinomo 17 amžiaus iki Lėno Užulėnio. Šiam darbui pabaigos nėra ir matyt nebus. Bus atrandami nauji dokumentai, nauji argumentai, tačiau to jau atlikto darbo trumpesnį variantą, giminės istorijos chronologinę santrauką, rytoj, prezidento gimimo metinių dieną, grįžęs iš Užulėnio, įkelsiu į Smetonų giminės Facebooko paskyrą. Giminės narius kviečiu susipažinti. Dėkuoju už dėmesį.
Toliau mes turime dar įdomių pasakojimų, todėl pakviesiu Sigutę Smetonaitę papasakoti apie savo šeimą ir jos istoriją. Ji pasakos apie brolio Motiejaus šeimą. O dabar, kad mes sugrįžtumėm prie Sigutės pasakojimo, turime štai pirmoji nuotrauka, kuri ir rodo Motiejų ir Barborą Smetonas. Aš dabar apie Sigutė, jūs savo šaką. į mikrofoną, prašau. Apie savo šaką. Arčiau prie. Apie sekantį po Igno brolį Motiejų. Antras Jono ir Julijonos sūnus Motiejus gimė 1864 metais. Tėvas buvo labai darbštus, sąžiningas, šviesus žmogus ir savo vaikus augino taip pat darbščiais ir gebančiais gerbti savo tėvus. Ir visi vaikai buvo pratinami prie darbo nuo pat mažens. Labai gražiai Kazys Binkis aprašė tą laikmetį, kai mažesni vaikai ganydavo paukščius ir gyvulius, o vyresni dirbdavo su tėvais laukuose. Ganyti nebuvo nuobodu, rašė Kazys Binkis, ypač kai kartu ganydavo ir kiti kaimo vaikai. Ganydami Pabarnėny, Pamerkiuose, Išdage, visokių pramogų prasimanydavo. Gyvatės mušdavo, vyžas iš liepų pindavo, pirvynės iš lazdynų kvaišų sukdavo ar iš vitelių kraiteles pindavo. Vėliau paaugus sunkesni darbai laukuose. Būdamas 22 metų, Motiejus, matydamas, kaip sunku tėvams išlaikyti didelę šeimą, nusprendė važiuoti į Liepoją pasiieškoti darbo. Girdėjo ten važiuojančius kraštiečius, todėl nuvažiavęs neužilgo susirado darbą geležies fabrike. Darbas buvo alinantis, sunkus, juo labiau, kad reikėjo visą dieną praleisti tvankioje ir karštoje patalpoje. Po kiek laiko Motiejus susipažino su darbščia ir linksma žemaitė mergaitė Barbora Ginčiauskaitė iš Telšių apskrities, Morkiškių kaimo. Po kiek laiko jie ir apsivedė. Tarpukariu Lietuvoje buvo sakoma, kad vienas brolis Lietuvą valdo, o kitas akmenis skaldo. Motiejus Liepojoje garsėjo kaip labai stiprus vyras. Sesuo Smetonaitė Elena Raštikienė vėliau rašė savo prisiminimuose, kad tėvas nuėjo susipažinti su lietuviais darbininkais, kraštiečiais, kurie dirbo prie gatvių grindimo ir pamatė, kaip jie skaldo akmenis. Jis nutarė pamėginti, nors niekada kūjo rankose nelaikė. Ir pirmą kartą, kai pradėjo ir kai paėmė kūjį rankas, vos savo didžiojo piršto kojos nesutraiškė. Rankos skirdėdavo iki kraujo ir buvo labai sunku, bet jis priprato su laiku ir ilgainiui buvo labai patenkintas, todėl kad galėjo būti visą dieną grynam ore ir parėjęs girdavosi, kad dabar jau aš pripratau ir akmenis skaldau kaip cukraus gabalus. Motiejui ir Barborai Liepojoje gimė 4 vaikai. Smetonos Liepojoje ilgai negyveno, nusprendė grįžti į tėvynę, pradžioje gyveno Kretingoje, po to Palangoje, Žiežmariuose, Jonavoje ir taip keliavo iš vieno miestelio į kitą, ten, kur gaudavo darbo, kur reikalingi buvo akmenskaldžiai. Netrukus prasidėjo Pirmas pasaulinis karas.
sunkus laikai labai palėtė ir Smetonų šeimą. Iš tikrųjų labai vargu. Vaikai buvo maži ir taip pat reikėjo keliauti iš vienos vietos į kitą. Bet neužilgo Smetonai atvažiavo į Kauną, baigėsi karas ir prezidento padedami įsigijo sklypą Aleksote. Ir pasistatė Motiejus namelį ir nusprendė, kad jau dabar visi vargai baigėsi. Va čia Aleksoto to namelio kieme stovi iš dešinės Motiejus Smetona su Barbora, toliau Raštikienė su ant rankų laiko pirmą savo dukrytę Laimutę, toliau dėdė Adomas, sūnus Motiejaus vyriausias, mano mama, tėvelis, Raštikis ir mamos brolis. Ir galvoju, kad jau visi vargai pasibaigė ir dabar jau galės atsipūsti. Tačiau prasidėjo antras pasaulinis karas. Nepriklausomos valstybės okupacija ir 1941 metais, birželio 24 dieną senelis Motiejus, jo žmona Barbora, kuriems tuo metu jau buvo arti 80 metų, ir 3 Raštikių dukrytės buvo išvežtos, ištremtos į Sibirą ir viena neužilgo mirė. O čia šitoje nuotraukoje Barbora Smetonienė prieš pat antrąjį pasaulinį karą su pirma Raštikių dukryte Laimute. Aš labai gerai prisimenu, kaip jos buvo parvežtos pas mus į Petro Vileišio gatvę iš Sibiro baigusis karui, nes saugumiečiai stengėsi, kad jos badu nemirtų Sibire. Atveždavo jom ten taip kokių sušalusių bulvių pusmaišį, tai kopūstų prašvenkusių kokių paraugintų, kad jos tik tai nemirtų badu ir kad rašytų laiškus savo tėvam. Po karo, kai parvežė į Kauną pas mus į Petro Vileišio aikštę, aš labai gerai prisimenu, jos buvo plikai nuskustos, buvo išpurtusiais veidukais. Kurį laiką pas mus pagyvenę, pradėjo areštuoti žmonės, nes jas pas mus atėjo lankyti, matyt buvę galbūt karininkai, atneždavo joms įvairių lauktuvių, prasidėjo areštai ir tėvelis nusprendė, kad galbūt čia kažkokia tai pasala priešais parengta. Jis jas išvežė į Aleksotą, kur valdžia jom paskyrė porą kambarėlių ir gyveno močiutė su tomis 2 likusiomis Raštikų dukrelėmis. Pirmas Smetonų šeimoje gimė berniukas, jam tėvo garbei buvo suteiktas Motiejaus vardas, tačiau nesulaukęs nei 2 metukų Motiejukas mirė. Tada 1901 metais, kovo 10 dieną, gimė dar vienas berniukas. Apylinkės moterys patarė Smetonam, kad reikia, jeigu gims berniukas, pakrikštyti Adomo, o jeigu mergaitė Ievą. Nors Smetonai ir netikėjo šitais prietarais, bet kai gimė berniukas, pakrikštino Adomu. Adomukas augo sveikas, labai linksmas ir išdykęs berniukas. Teta Aliutė Raštikienė savo prisiminimuose taip pat rašo, kad jisai buvo išdykęs ir labai mėgo laipioti į aukštus medžius. Ir labai mėgo saldainius, kad dėdė Antanas atnešė svarą saldainių, jis juos visus iš karto suvalgė ir pasakė, skaniausias valgis tai saldainiai. Ir paskiau tėvelis pasakojo, kad visą gyvenimą jis labai mėgo saldainius ir kai pradėjo gauti atlyginimą, nusipirko visą maišą mergelių liežuvėlių. Tėvelis sakė, kad tai buvo patys skaniausi saldainiai tarpukario ir valgė, žodžiu. Apie jį kaip dailininkas. 18 metais Adomas baigė Vilniaus lietuvių gimnaziją ir savanorių įstojo į Lietuvos kariuomenę. Baigęs karo mokyklą pirmą laidą, tarnavo Ulonų pulke. Užsitarnavęs jaunesniojo leitenanto laipsnį,
išėjo į atsargą ir 1924-29 metais mokėsi Kauno meno mokykloje. 29-32 metais draugiau su dailininkais Pundziumi, Gudaičiu, Steponavičiumi studijavo Paryžiaus aukštojoje dekoratyvinės dailės mokykloje. Grįžęs į Lietuvą dalyvavo visuose dailininkų sąjungos parodose ir aktyviai dalyvavo meniniame gyvenime. 1939 metais Niujorko pasauliniai parodai nutapė dekoratyvinį pano. Steponas Batoras įkūrė Vilniaus universitetą. Šis paveikslas saugomas Putnamio nekaltojo prasidėjimo vienuolyne Amerikos lietuvių kultūros archyvo Alka muziejuje. Jis taip pat sukūrė Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorių medalį. Išliko nemažai jo satyrinės grafikos darbų, aprėpiančių socialinius reiškinius, aktualumo nepraradusius ir šiuo laiku. Tai korupcija, lietuvių emigracija į vakarus, šiandieną lošimo namų ir moralės klausimus, kurie taip pat aktualūs ir didėjami žudybių skaičių. Bendradarbiavo tokiuose satyriniuose žurnaluose kaip Aitvaras, Spaktyva, Vapsva, Šluota, daugelis darbų išplaškyti arba dingę. Dalis dailininkų kūrinių saugoma Nacionalinėme Čiurlionio muziejuje Kaune. 2001 metais kovo 13 dieną Čia paveikslas. Tai paveikslai nutapyti, tai aš apie paveikslus. Metų nuo gimimo proga muziejuje buvo surengta dailininko Adomo Smetonos tapybos, grafikos ir karikatūrų paroda. Atidarant šią parodą kalbėjo žmogus, kurį dailininko mirtis gelbėjo nuo bado ir galbūt padovanojo gyvenimą. Tai kaunietis tapytojas, akvarelės patriarchas, šviesios atminties Petras Tauskas. Kartu su Adomu Smetona ištremtas 41, kartu su juo kalėjęs viename lageryje už Poliariją ir kirtęs medžius Šiaurės Uralo taigoje. Jis pasakoja: Adomas man buvo prasitaręs, kad jeigu kas, jo pagalbėje yra įsiūti auliniai batai ir švarkas. Prabudus vieną rytą, gulint ant narų šalia vienas kito, jis ant savo rankos pajuto kažkokį sunkų daiktą. Tai buvo sustingusi Smetonos ranka. Po jo mirties už batus gavau stiklinę naminio tabako, pasakoja Tauskas. Už tabako žiupsnelį galėjai gauti lėkštę sriubos, o už švarką duonos gabaliuką. Jei ne ta sriuba, kažin ar būčiau išlikęs ir kažin ar šiandien galėčiau papasakoti apie paskutinės talentingo menininko ir labai padoraus žmogaus Adomo Smetonos dienas. Inžinieriaus Šarkos taip pat kalėjusi su Adomu Smetona Sverdlovskio lageriuose. Pasakojimo mirusių kalinių kūnai žiemos metu buvo išnešami už lagerio ribų ir sumetami į krūvą. Tik pavasarį, kai sniegas nutirpdavo ir įšalusi žemė kiek atšildavo, valkataujančių šunų ir žvėrių apgraužti kaulai buvo surenkami ir užkasami visi vienoje duobėje. Simbolinis dėdės Adomo ir jo tėvo Motiejaus kapas yra Kaune, Petrašiūnų kapinėse. Ten 1993 metais parsivežus iš Usonės Sibirsko jau pradėtų ardyti kapinių, perlaidojo ir senelės Barboros palaikus. Tame pačiame kape ilsisi jau ir mano tėveliai, Antanas ir Jadvyga Smetonai. Iš mano pačios prisiminimų ir tėvų pasakojimų žinau, kad matydamas, kaip labai aš mėgstu piešti, dėdė ir krikšto tėvelis Adomas buvo pagaminęs man mažą molbertą ir leisdavo piešti savo dažais. Jis svajojo, kad suėjus 11 metų nuveš mane į meno mokyklą Šveicarijoje, į kurią buvo priimami gabūs dailiai vaikai. Likimo ironija. Dėdė 1942 metais mirė stalininėme lageryje už Poliarinio rato, o aš suėjus 11 metų buvau ištremta į Rytų Sibirą. Dabar toliau mūsų pasakojimas apie Eleną Raštikienę. 1903 Liepos 14 gimė antra
dukrytė, pirma dukrytė, antras vaikas, o 1905 metais gimė antra mergaitė Emilija. Emilija augo labai silpnutė ir mirė nesulaukusi 11 metų, palaidota Debeikiuose. Sunkus buvo Smetonų gyvenimas ieškant darbo, šeima keliavo iš vienos vietos į kitą ir pagaliau atsidūrė Vilniuje. Čia Elena įstojo į Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją ir baigus ją norėjo būti mokytoja. Tačiau tėveliai pritarė jos svajoniai, žinojo, matė, kad jie negali jam suteikti jokio išlaikymo ir kad jie nepajėgs ją leisti į Kauno Saulės mokytojos seminariją. Elenos svajonė išsipildyti padėjo dėdė Antanas, prezidentas, ir ne tik padėjo dukterėčiai įstoti į seminariją, bet ir paskyrė jai stipendiją. 1922 baigusi studijas, Elena buvo paskirta vadovauti Žiežmarių pradžios mokykloje, vėliau Kauno 37 pradžios mokyklai. Kaip tik tuo metu ir įvyko lemtingas susitikimas su Stasiu Raštikiu, būsimu šalies kariuomenės vadu, generolu, krašto apsaugos ministru. Čia jinai su vaikais. Aha, čia šitą nuotrauką, tai čia mes, tada Liudė Raštikienė, Laimutė, Meilutė ir aš ten kamputyje, labai nekokybiška nuotrauka. Stasio Raštikio karjera labai greitai kilo ir jiem gimė pirmoji dukrytė, Laimutė, po 7 metų gimė antra dukrytė, Meilutė. Ir 40 metais prieš pat lemtingus įvykius gimė trečia dukrytė. Laiminga šeima net nenutuokė, koks skaudus likimas jų šeimos laukia. Kaip žinome, kad jie buvo išskirti ir žodžiu tragedija. 1908 vasario 1 gimė dar vienas sūnus. Tai mano tėvelis. Tėvas Motiejus labai mylėjo savo jaunesnį brolį Antaną. Visą amžių jis didžiavosi juo, tai jo garbę ir pavadino sūnų Antanuku. Būsimą prezidentą jis neždavo į mokyklą rudenį per purvus, žiemą per sniegą ir pusnynus, dažnai dar ir maišą bulvių ant peties užsimetęs, kad vaikas nebūtų alkanas. Ieškant darbo ir keliantis iš vienos vietos į kitą, šeimos gyvenimas buvo sudėtingas, todėl Antanas kartu likęs su tėvais toliau keliavo iš vienos vietos į kitą, nes Adomas ir Elena jau turėjo savo gyvenimo, kad ir sunku, bet savo gyvenimo kelią. Tėvelis pasakojo, kad kai jie persikėlė į Kauną, tėvelis pradėjo lankyti jėzuitų gimnaziją, Kauno jėzuitų gimnaziją. Pasakodavo tėvelis apie griežtą drausmę gimnazijoje. Rytais pamokos prasidėdavo malda, per ilgąją pertrauką būdavo koplyčioje mišios. Advento ir gavėnios metu galima buvo vaikščioti tik tai ant stogų ir kalbėtis negalima buvo. Jaunuoliai pavydžiai žiūrėjo į Rotušės aikštę, kaip linksmai šnekučiuodamiesi vaikščiojo jaunuoliai ir kiti žmonės. Kartą atvykęs į gimnaziją vyskupas jaunuolius ragino pasirašyti, kad niekada gyvenime neims nei lašo degtinės. Daugas iš gimnazistų žinoma pasirašė. Tėvelis nesutiko pasirašyti, motyvuodamas, kad jis nežino, kokios gyvenimo aplinkybės gali jį priversti padaryti tą tokį žingsnį ir išgerti tą lašelį, už kurį pasirašytų, kad jisai negali, kad niekada negers. Vienas iš vienuolių pasakė, toks jaunas ir jau sugedęs. Nors tėvelis visą gyvenimą išliko saikingumo alkoholiui pavyzdžiu. Dabar apie vedimas, apie vedimas. Apie jo mokslus. Aha, tėvelis baigęs jėzuitų gimnaziją, mokėsi, išvyko į
Čekoslovakijoje ir Gradės Kraliove mokėsi, studijavo statybos ir meniškos šaltkalvystės amato, atsiprašau. Bet grįžus, baigęs mokyklą, jisai ilgai sirgo ir jam buvo šlapias pleuritas ir jisai gulėjo Raudono kryžiaus ligoninėje tais tuo laiku, kada prasidėjo visi lemtingi įvykiai. Tai tas buvo dar, žodžiu, truputį anksčiau. 1931 m. vasario 14 įvyko prezidento sūnėno Antano ir bajoraitės Jadvygos Neniškytės vestuvės, tuoktuvės. Iš Aukštaitijos, iš Turtvario rajono atvykusi Jadvyga Neniškytė susituokė 31 vasario 14, jos sutuokė kanauninkas Juozas Tumas Vaižgantas, taip pat lankydavęsis Neniškių dvare, nes kai aš atsiprašau, čia peršaukiau truputėlį, Jadvyga Neniškytė, mano mama, su savo broliu atvyko į Kauną tęsti mokslą ir apsigyveno pas Maironį, Maironio namuose. Pana Marcelė, Maironio sesuo, priėmė juos pas save, davė 2 kambarius 2 aukšte, langais į sodą ir leido gyventi, kadangi Maironis dažnai lankydavosi ir mano mamos tėvų Neniškių dvare. Jisai atvažiuodavo apsilankyti pas Panemunėlio kleboną Budrikį ir aplankydavo tuo pačiu ir Neniškius. Taip pat lankydavosi ir Vaižgantas, taip pat lankydavosi vyskupas Paltarokas, bajorai Kliučinskai. Neniškiai buvo labai vaišingi. Dabar apie Palangą, šeimą Palangoje. Dabar mama, mano tėvai apsivedė ir gyveno Vileišio gatvėje Žaliakalnyje. 1932 metais vasario 6 dieną gimė sūnus Antanas Tomas, o 1937 gegužės 17 dukra Sikutė Marija. Mama baigusi Aušros Našlaičių gimnaziją įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, medicinos fakultetą, bet baigusi tik 2 kursus dėl sveikatos pablogėjimo mokslo universitete teko nutraukti. Metus laiko dirbo švietimo ministerijoje, po to baigusi teatro studiją iki 48 metų, iki tremties dirbo Kauno jaunojo žiūrovų teatre, o 41 mamos tėvai ir brolis ištremti. 46 pasibaigus karui, mama gavo suklastotą savo mamos vardu pasą, tėvas jau buvo miręs, nuvažiavo į Barnaulą, Novosibirsko rajoną ir parsivežė savo mamą į Lietuvą. Mano mama buvo labai drąsi moteris. Čia mes atostogaujam Palangoje, čia aš dar mažytė, tėvelės, močiutė. Dabar bus metai, prieš tremtį. Taip. Tai aš truputėlį dabaigsiu čia. Mano mama buvo drąsi, kaip sakiau, moteris, ryžtis Stalino laikais važiuoti į nežinomą tolimą Sibirą, ieškoti savo tėvų, buvo tikrai prilygstantis žygdarbiui veiksmas. 48 metais, gegužės 22 dieną, mūsų mama iškeliavome į tolimą ir šaltą Sibirą. Brolis tą naktį nenakvojo namie, pasiliko Lietuvoje. Tačiau jam Lietuvoje pasilikus vienam 16 metų amžiaus be namų ir tėvų, iš tikrųjų buvo labai sudėtinga. Tačiau, kad ir kaip buvo sunku, jis po ilgų kliūčių ir sunkumų pagaliau baigė medicinos institutą ir eilę metų dirbo gydytojų neuropatologu. 2005 atgulė Karmėlavos kapinėse. Ta pačią naktį, kaip ir mes, tėvelis ir jo mama Barbora Smetonienė, įpusėjusi jau 90, pas kurią jis tą naktį nakvojo, antrą kartą vėl buvo ištremta ta pačia kryptimi kaip ir mes. Laimutė ir Meilutė buvo jau paslėptos.
Čia mes dar prieš tremtį, kaip tik tai mes Petro Vileišio namo kieme. Dabar kaip grįžta. Tremtyje praėjo beveik 16 mano paauglystės ir jaunystės metų. Su tuo pačiu likimo draugu sukūrė šeimą, jau gavę dokumentus, nors mano šeimai buvo uždrausta grįžti į Lietuvą su 5-mečiu sūneliu, mes vis tik tai ryžomės važiuoti į tėvynę. Tėvai pasiliko, nusprendėme, kad pirmiausiai mėginsime laimę mes. Lietuvoje nebuvome laukiami, ilgai neturėjome kur gyventi, viskas buvo nacionalizuota, reikėjo ieškoti prieglobsčio. Laikinai apsistojome pas vyro tėvus Tūtiškėse, jie taip pat tremtiniai gavę dokumentus, tačiau suteisė gyventi Lietuvoje ir grįžo į savo namus. Pradėjom ieškoti darbo, kadangi turėjau medikės diplomą, medfelčerės. Kreipiausi į Kauno miesto sveikatos skyrių, bet gavau neigiamą atsakymą. Pase buvo įrašytas straipsnis, pagal kurį neturiu teisės gyventi LTSR. Tuomet mėginau kreiptis į Kapsuko rajono ligoninę. Vyr-gydytojas pasižiūrėjo į mano diplomą. Diplomas mano buvo, aš baigiau su pagyrimu ir gavau raudoną diplomą. Pasakė, gerai mokytės, gerai dirbsit, neprapulkit. Šešupės kolūkyje atidarome naują medicinos punktą, kai tik tai gausim įsakymą iš ministerijos, galėsite ten dirbti. Aš laiminga nuėjau į miliciją registruotis ir ten iš karto gavau šaltą dušą. Budintis pažiūrėjęs į mano pasą, paklausė, kokia mano mergautinė pavardė. Aš pasakiau Smetonaitė, nors prieš tai pagalvojau, kad gal reikia sumeluoti ir pasakyti mamos pavardę. Budintis paskambino, atėjo viršininkas ir pasakė, per 24 valandas privalote išvykti iš Lietuvos. Po to buvo malonės prašymai, ašaros, ilgas laukimas be vilties. Pagaliau iškviesta buvo po poros mėnesių į Kapsuko vykdomąjį komitetą. Kabinete prieš mane sėdėjo kokie 8 ar 10 vyrų. Jų veidai nieko gero ir nežadėjo man. Prasidėjo klausimai, kodėl grįžote, kodėl būtent į Kapsuką, gal vyr-gydytojas Giraitis jūsų giminė. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tęsėsi nepakeliamai ilgai. Aš sėdėjau ir automatiškai atsakinėjau į jų klausimus. Pagaliau išdrįsau paklausti, koks atsakymas atėjo iš vidaus reikalų ministerijos. Jie man pasakė, kad atsakymas išėjo pagal mūsų vietos valdžios nutarimą, o mes nusprendžiam, kad jūs turite išvykti per 24 valandas. Tada aš pasakiau, kad aš neturiu pinigų. Jeigu reikia, tada jūs mane vežkit patys. Vyrai tyliai pasikalbėję, prašė išeiti į sekretorės kabinetą. Aš ten prasėdėjau gana ilgai ir širdį tokia tuštuma buvo ir jokios vilties, žinoma, neturėjau. Pagaliau pakvietė atgal, todėl vėl panašus klausimai. Toliau vėl panašus klausimai, kodėl ir kas ir kaip ir taip toliau. Aš jų beveik negirdėjau. Bet pagaliau išgirdau, laikinai leidžiame. Pradžioj nepatikėjau savo ausimis, kai pagaliau suvokiau, kad vis tik tai man leidžiama laikinai pasilikti Lietuvoje. Ir tada man pasidarė labai graudu ir aš pradėjau verkti. Mano inkvizitoriai pašaipiai paklausė, tai ko jūs dabar verkėt? Taigi mes jums leidom laikinai gyventi Lietuvoje. Kai šiek tiek susivaldžiau, paklausiau, ar aš galiu dirbti ten, kur mane paskyrė vyr-gydytojas Giraitis. Atsakymas buvo, jeigu po tokios kiaulystės, kokią jūs iškreitėt Giraičiui, jis jums leis, tai dirbkit. Visą apsverkusi aš atėjau į vyr-gydytojo kabinetą, sustojau ant slenksčio ir laukiau, ką jis pasakys, nors negalėjau kalbėti, žinoma, iš susijaudinimo. Giraitis žiūrėjo į mane ir matyt suprato mano būseną, jau jam buvo aišku paskambinta, jis viską žinojo ir pasakė, kad jūsų laimė, kad aš nepaklausiau jūsų, aš jau buvau atostogų nuotaikos
ruošiausi išeiti po keletos dienų ir aš tiesiog jūsų nepaklausiau, jūs nekalta. Ir jūs nekalta, pas ką jūs gimėte. Ir dirbkit, mes jūs vertinsim pagal darbą. O tikrai, jeigu būčiau žinojus, kas jūs tokia, tai būčiau tikrai negalėjęs priimti, nes yra griežtas saugumo komiteto įsakymas be jų žinios nieko nepriimti. Gyvenau ir dirbau tame kolūkyje apie 11 metų. Darbas man labai patiko, sekėsi. Ne kartą gavau pareigas ir apdovanojimus, net kartą gavau raudoną pereinamąją vėliavą už pirmą vietą Respublikoje. Svajojau tęsti mokslus medicinos institute. Mokiausi lietuvių kalbos gramatikos, nes visi mokslai mano buvo rusų kalba. Skaičiau literatūros kūrinius, vaikščiodama pas ligonius ir lankydama fermas kolūkio. Mokiausi eilėraščius pagal programą. Lankiau Kapsuke paruošiamusius chemijos kursus. Tačiau panaikinus vakarinį, kaip tik tai tais metais, stojau studijuoti defektologiją, nes buvo artimiausia man kaip medikai, kur aš galėjau panaudoti savo turimą žinias. Baigusi mokslą dirbau Kapsuko vaikų poliklinikoje logopede. Prasidėjus atgimimui pagaliau man buvo leista grįžti į Kauną. 66 metais parsivežiau į Lietuvą ir sunkiai sergantį tėvelį, tikėjausi paguldyti į Kauno klinikas. Tačiau visos pastangos buvo beviltiškos. Nors Elesforas Giraitis, priėmęs mane į darbą be saugumo komiteto žinojo ir tada turėjo daug nemalonumų ir žinojo, kas jo laukia ateityje, jis padėjo. Aš visada liksiu dėkinga Elesforui Giraičiui, kurio dėka tėvelis buvo gydomas Kapsuko ligoninėje, toliau Romanijų sanatorijoje, pasveiko ir dar gyveno virš 20 metų. Taip pat esu dėkinga ir visiems Kapsuko rajono ligoninės medikams, nes nuolat jaučiu jų tylų palaikymą. Dabar jau eisime apie susitikimus. Tėvelis nuolat kalbėjo apie giminės, apie užulenį. Labai ilgėjusi seniai matytų giminių. Pagaliau 1976 metais atsirado galimybė aplankyti Užugerį. Jaudinanti akimirka buvo, kai Verutė Smetonaitė, Igno dukra, su kitais giminėmis pasitiko mus ant namo laiptelių ir paklausė tėvelio, kas toks būsit? Ir tėvelis atsakė, Antanas Motiejaus. Tuomet vyko ir pirmas ir mano susipažinimas su brangiais giminėmis. Toliau kuklus pasivaišinimas ir kalbos. Važiavome, žinoma, prie Lėno ežero. Vaikščiojome tuo metu po dar apleistą Užugirio dvarą. Mus lydėjo šviesios atminties Rimanto mama, Anelė Smetonienė ir Birutė. Aš ten buvau pirmą kartą ir man buvo nepaprastai įdomu ir jautru klausytis jų pasakojimo apie laiką, kai tame pastate vyko gyvenimas. O dar ne kartą vyko tokie giminių susitikimai mūsų senelių tėviškėje. Va tuomet, čia mano tėvelis, vyras ir Algirdas Muleranka, jo dukrytė šiandien yra čia. Kur Rasa? Va, Raselė. Buvo nepaprastai malonu su jais visais susipažinti. Po to, žinoma, ne kartą dar lankėmės. Buvo susitikimai. Atsiradus galimybė atgimimo pradžioje prezidento anūkas. Na, čia aš dar pirmiausia buvau. O čia yra kitos. Kažkur. Yra šitos nuotraukos. Atsiradus galimybė atgimimo pradžioje prezidento anūkas pianistas Antanas Smetona apsilankė Lietuvoje ir kartu su kitais Smetonų palikuoniais dalyvavo savo senelio gimimo dienos iškilmingame minėjime Užugiryje, bei surengė keletą koncertų Vilniuje ir Kaune. Ir tas, kur
Dar vieno lapo aš neturiu. Šitie. Mes jau čia praėjome, dabar jau jūs pasakojate apie šituos. Tai mes čia, tie susitikimai buvo labai jautrus ir Rimantas visur dalyvavo ir kiti pusbroliai jo, ir Julius, ir Alfonsas, ir visi buvo labai malonu ir žodžiu, tikrai mes labai buvom, va čia, pavyzdžiui, tai buvo irgi dalyvauja. Dar, matot, tie susitikimai kartais praeidavo, tada buvo Respublikos redakcijos tam pastate, kur dabar vyskupija. Ir ten buvo išleistuvės, kai jisai buvo pirmą, dabar aš neprisimenu, ar antrą kartą darė tokias išleistuvės, jisai davė koncertą, žodžiu, labai šilti, labai malonus, labai. Bet jau gal eikim prie pabaigos. Taip. Ir man taip pat, kada prasidėjo atgimimas, aš turėjau galimybę, gavau iškvietimą nuo mano mamos giminių į Torontą, į Kanadą. Ir iš ten ėjau prašyti į Amerikos ambasadą taip pat leidimo vizos į Ameriką. Telefonu kalbėjau su teta Elena Raštikienė. Žinoma, tuo metu dar aš negalėjau važiuoti, dar neturėjau vizos, o tada, kada aš jau gavau vizą, tada Aliutė buvo jau mirus, labai gaila. Telefonu kalbėjau su Marija Smetonaitė, prezidento dukra, jinai gyveno Sankt Peterburge ir aš dar irgi negalėjau su jie susitikti, tik tai porą kartų kalbėjau telefonu. Bet už tai aš buvau Clevelande ir turėjau galimybę net ir pagyventi pas Birutę, pas Juliaus žmoną, pas prezidento Marčią. Va čia mano pirmas apsilankymas pas juos ir mes sodelėje čia sėdėjom ir kalbėjomės. Teta Birutė buvo labai šilta ir labai maloni, nes jos kartu su mano mama mokėsi Aušros mergaičių gimnazijoje. Pas ją ant sienos kabojo nuotrauka, kur jos 4 mergaitės, tame tarpe ir mano mama ir Nasvytytė. Ir dabar jau apie pabaigą. Tai paskutinį kartą apsilankiau Vytauto prezidento paskutinio anūko namuose 2016 metais birželio mėnesį. Jis vienas buvo likęs jau iš visos šeimos prezidento. Buvau labai maloniai sutikta. Aš pas juos apsistojau ir Vytautas vežiojo mane po Clevelandą. Mes nuvažiavom, aplankėm ir kolumbariumą, visas kapines visų, nes jau ten buvo palaidota ir Marija Smetonaitė, ir jos vyras Valiušis, pulkininkas, ir Julius, ir Antanas, žodžiu, vienintelis Vytautas. Ir mes su juo praleidome labai daug laiko. Jo žmona Ketrin taip pat labai maloniai sutiko ir vaišino mus pietumis. Čia dar viena nuotrauka, kur jo Vytauto dukra Marija ir Ketrin žmona. Žodžiu, buvo labai malonus susitikimas ir aš jiems, aišku, labai dėkinga už šiltą priėmimą. Tai buvo mano paskutinė kelionė su jais pasimatymas. Kol kas tikiuosi, kad gal dar ateityje pasimatysim. Ačiū labai. Ačiū, Sigutė. O dabar norėtume pratęsti mūsų prisiminimus apie Smetonų šeimą ir dabar prisiminimais apie jauniausią prezidento Antano Smetonos seserį Juliją, kitur rašoma Julijoną Smetonaitę, mums papasakos Jolanta Baltrūnaitė, prašom. Jauniausia Antano Smetonos sesuo Julytė gimė 1878 vasarą, kai Antanui buvo 4, kartu su sesutėm Marija Morta, broliukais Igno Motiejumi bei Antanu. Jos vaikystė prabėgo tėvų Jono ir Julijono Smetonų namuose Užulenė. Kai Julytei sukako 8, mirė jos tėtis ir šeimos galva tapo vyriausias brolis Ignas,
kuriam ir teko rūpintis visa gausia šeima. Kaip ir jos broliai bei sesutės, Julytė lankė Taujėnų pradinę mokyklą, kurioje galbūt ir užgimė jos norą šviesti, lavinti ir mokyti, vėliau nuvedęs ją mokytojos gyvenimo keliu. Paskui gyvendama Aknystose dvare Anykščių rajone, būdama jo ekonome, Julytė tapo ne tik dvaro mokyklos direktorė, tačiau savo rūpesčio negailėjo ir bitutėms, nuolatinėms jos gyvenimo palydovėms. 1908 metais Julijona gavo mokytojos diplomą ir įsikūrė Vilniuje. Šiame mieste ji tapo aktyvia Lietuvos moterų sąjungos nare. Jos rūpestinga altruistiška siela čia rado daug svarbios veiklos. Ji gynė moterų teisės, puoselėjo blaivų gyvenimo būdą, nes svetimi jai ir buvo kultūros klausimai. 1916–1932 metais Julijona Bebeikių pradžios mokykloje dirbo mokytoja. Ten ji buvo pradinių klasių mokytoja ir mokyklos vedėja. Pasakojama, kad visur kur ji pasisukdavo, aplinkiniams dalydavo šviesą, suvienindavo bendruomenę įvairioms kultūrinėms veikloms. 1928 metais Julijona tapo Šaulių sąjungos nare, vėliau įsitraukė ir į Tautininkų sąjungos veiklą. Iš Debeikių Julijona grįžo arčiau gimtųjų namų. Lėno pradžios mokykloje ji toliau mokytojavo ir dar tais pačiais metais, 1932, kai buvo nuspręsta Užulinėje statyti naują mokyklą, Julijona tapo šios mokyklos statybos komiteto nare. Aktyviai įsitraukė į mokyklos statybos procesus. 1935 metais Užulinio mokyklai atvėrus duris, Julijonai ėmėsi ugdyti ir mokyti pradinių klasių mokinius bei vadovauti visai mokyklai. Paraleliai prasidėjus dvaro statybai, jai teko ir atsakomybė prižiūrėti naujai kylančius Smetonos dvaro pastatus bei rūpintis dvaro ūkiu. 1937 metais šalia savo tėvų namų, kuriuose užaugo, ji pasistatė pirmuosius savo namus, kuriuose ir ūkininkavo. 1941 metais Julijona su pirmaisiais tremtiniais turėjo atsisveikinti su savo tėvyne, iš kurios gyvulių vagonais ji buvo vežama į tremtį Krasnojarsko krašte. Tada ji nežinojo, ar į tėvų žemę kada besugrįš. Kai po kelių metų kalėjimo ji buvo pripažinta pilnai neįgalia, Smetonaitė buvo perkelta į neįgaliųjų koloniją, kurioje praleido daugiau nei pusę dešimtmečio. 1950 metais Julijona Smetonaitė, tremtyje palikusi brandžiausius savo gyvenimo metus, grįžo į savo gimtąją žemę, į savo namus, Užulenio kaime. Su giminėmis gyveno savo sodyboje, pagal galimybės rūpinosi ūkiu, augino bites ir praėjus dar dešimtmečiui, 1962 užgeso, palikdama prisiminimus apie save, kaip apie šviesę, mokslo troškusią ir savo žinias dosniai dalinusią, pažangę, nepriklausomos Lietuvos moterį, kurios likimas būtų susiklostęs kitaip, jei Lietuva, Oskaro Milašio žodžiais tariant, būtų turėjusi privilegiją subręsti.
Ačiū Jolantai už pristatymą, kasgi tai yra Julijona Smetonaitė, jauniausia sesuo, kuri iš tikrųjų turėjo artimiausią ryšį su broliu ir tikrai, kadangi ir patys šeimos nesukūrė, tai tiesiog visą laiką buvo labai arti prezidento Antano Smetonos šeimos. Na, o dar norėčiau pasiklausti, ar visi eidami laiptinę matėte tautinį kostiumą. Tautinis kostiumas ne šiaip savo čia pas mus yra eksponuojamas, tai prezidentienės Sofijos Smetonienės tautinis kostiumas, kurį ilgus metus išsaugojo prezidento dukterėčios, prezidento sesers Mortos dukterys. Taigi šis kostiumas būtent šią progą istorinėje prezidentūroje ir eksponuojamas. O dabar apie prezidento Smetonos seserį Mortą Krikštaponienę, prašysiu prisiminimais pasidalinti Audrių Kantautą. Vyresnėlė prezidento Antano Smetonos sesuo Morta gimė 1871 metų pačioj pabaigoje, gruodžio 13 dieną senu stiliumi. Vaikystė prabėgo tėvų namuose, kaip sakyti, augino jaunėlę, prižiūrėjo jaunėlę seserį Julijoną. Taip pat perėjo, kaip kaime, visas profesijas: žąsų ganytoja, piemenėlė, pusmergė, merga. 1900 metais, būdama 28 metų, ištekėjo už Jono Krištaponio. Tekėti labai nenorėjo, nes jaunasis buvo 16 metų vyresnis, Mortai atrodė, kad jis yra per senas, bet brolių Igno, taip pat būsimo prezidento Antano patariama, kad, kaip sakyti, jaunikis raštingas, tvarkingas, ištekėjo. Nutekėjo netoli į kitą gatvės pusę, tame pačiame Užulėnio kaime, per kokias 5 sodybas. Sodyba buvo maždaug dabartinėje vietoje, kur stovi prezidento paminklas. Gyveno, užaugino 5 vaikus, dar 4 vaikai, 3 sūnus: Jurgis, Jonas, Petras, dukrelė Ona, mirė nesulaukė 1 metų. Koks buvo gyvenimas tam kaime? Labai charakterizuoja mūsų mamos, jauniausias Mortos dukros Verutės, Veronikos, šeimoje vadinama Verute, prisiminimai, kuriuos jai papasakojo brolis. 19 metų antroji pusė, traukiantis per Lietuvą vokiečių kariuomeniai, tėvai su vyresnių brolių, vyriausių brolių ir vyresnė seserim slėpė miške ir patys slėpė miške gyvulius, o namus saugojo 7-5 metų broliai ir mama, mūsų mama, 1,5 metukų. Į kiemą užsukus vokiečių kareiviam, broliai liepdavo mamai tūpti ant aslos ir greitai bandyti atlikti gamtinius reikalus. Vokiečių kareiviai, pamatę tokį vaizdą, greitai bėgdavo iš trėbos, baisiai bijodami užsikrėsti šiltinę. Tiesa. Kaip visi anoj Lietuvoje stengiasi vaikus ugdyti, kaip kiekvienoje šeimoje vieną iš vaikų stengiasi išleisti į mokslus. Šioje šeimoje tai buvo mamos brolis Juozas. Jisai mokėsi, į brolį Juozą labai šefavo teta Julijona. Mokėsi pradinėje mokykloje Debeikėse pas Julijoną, vėliau pas mamos pusseserę Raguvos progimnazijoje, baigė Marijampolės gimnaziją. Įstojo į karo mokyklą, tapo Lietuvos karininku. Vyriausias brolis buvo Antanas, gimęs 1900 metais. Tėvai jau buvo seni ir ant jo laikėsi visas ūkis. Šeimai didelį įtaką padarė išsikėlimas į vienkiemius. Sudėjus Mortos 12 hektarų ir senelio Jono 12 hektarų, iškeitė juos į 55
55 hektarus dirvonų. Žemė ėmė ten, kur norėjo, tiesiog Julijona patarė, imkit va tenais, kur nieks nenori, kad žmonės negalėtų šnekėti, kad tos Smetonos giminės ima ten, kur pati geriausia žemė. Žemė be galo sunkiai plėšė, arė pasikinkė po 3 arklius, reikėjo iškirsti krūmus, nusausinti. Prieš karą buvo jau išdirbta 20 hektarų žemės, ūkis buvo stiprus, laikė 16 karvių, turėjo savo jautį, augino bekonus. Prezidentas Smetona, užvažiuodamas į savo dvarą, laikas nuo laiko lankydavo šeimyną ir džiaugiasi jų pasiekimais. Jam tai buvo kaip ir visos Lietuvos mažas veidrodėlis, atspindys to kilimo. O po to užėjo 40 metai ir Smetonos giminėm gimtajame Užurinio kaime pasidarė pakankamai riesta. Užurinio kaimo sovieto pirmininku buvo paskirtas Jonas Daraškevičius. Daraškevičius buvo prezidentienės Smetonienės auklėtinis, kurio Smetonienė rūpinosi, neturėjo kojos. Motina dirbo Smetonos dvare skalbėja. Prezidentienė Smetonienė rūpinosi jam įtaisyti geresnę koją, rūpinosi, kad jis įgautų profesiją, mokė jį bacijų. O jis patapo sovietų pirmininku ir pradėjo terrorizuoti visą Smetonų giminę. Terrorizavimas tai būdavo daugiau kabindavo moteris, prie vyrų nelyzdavo, nes vyrai buvo stambus. Tarp kitko, apie vyrų stambumą norėčiau pasakyti, kad Juozas Krištaponis buvo, stipriai sportavo, mokydamasis. Mėtė rutulį, stumdė rutulį, mėtė diską. 31 metų Lietuvos čempionate laimėjo 2 vietą, 35 metais taip pat 2 vietą stumdamas rutulį. 36 metais buvo jo aukščiausi pasiekimai, laimėjo rutulio stumimo, disko metimo 1 vietas ir dar, kad būtų pilnas komplektas, paėmė šuolių su kartim bronzinį apdovanojimą. 37 metais vėl buvo 1 vietos disko laimėtojas ir rutulio stumimo bronzinis laimėtojas. Taip pat 36 metais dalyvavo pirmose lengvaatlečių tarptautinėse varžybose Latvija ir Lietuva, kaip rinktinės narys. Latvija ten lietuvius dėjo sutaršę. Tiesiog. Apie tautinius drabužius, ar jūs Andriau galėsite mums pasakyti, mes turime štai nuotrauką, kaip atrodo. Ne, tai dar truputį, aš tik tai apie, kaip sakyti, tolimesnį. Terrorizavimas, minėta mano Jono Daraškevičiaus, susivedė į tai, kad įsikūrė komjaunuoliai, tai buvo kaimynai Kavaliauskai, mamai ten einant, daleiskim, į bažnyčią, nutrenkdavo dviračių nuo kelio ir sakydavo, tau Smetonos sesuo, negalima vaikščioti sovietiniais keliais. Tiesiog. Po to užėjo karas, Daraškevičius pabėgo, Kavaliauskus vietiniai žmonės norėjo sušaudyti, būtent tiek mama, tiek kažkuris iš brolių žmonės atkalbėjo. Kavaliauskai pasidarė šilkiniai žmogeliai. Užėjus antrai okupacijai, 44 metų rudenį, sovietai iš šeimos išsivežė vyriausią brolį Antaną. Po savaitės parėjęs piešęs iš Ukmergės, pasakė, kad iškvietė, suėmė dėl to, kad reikia ištraukti iš miško brolį Juozą. Ir davė tam reikalui savaitę laiko. Šeima priėmė sprendimą trauktis į mišką. Brolis Antanas išvežė savo žmoną ir ką tik gimusi sūnų, kuriam buvo gal 2 savaitės pas žmonos tėviškę į Raguvą, o likusi šeima pasitraukė į mišką. Mortos vyras, Jonas, tuo metu buvo 88 metų, namiškiai norėjo jį palikti namie, bet jis irgi įsiprašė į mišką. Slėpėsi girininko iškastame bunkeryje, po 2 savaičių Mortos vyras Jonas bunkeryje mirė. Pradžioje buvo palaidotas sausesnėje vietoje miške, vėliau partizanų perlaidotas kapinėse.
Gyvenimas bunkerį buvo be galo alinantis ir šeima nutarė, kad reikia kažką daryti ir kažką keisti. Broliai liko miške. Vyresnėlė sesuo Elena su 3 vaikais išvažiavo į vyro tėviškę į Užunevėžių kaimą, o mūsų mama Verutė grįžo į Triobas. Ir sprendė, jeigu manęs nekabins, ten po mėnesio ar kito parsivešiu mamą, seserį ir gyvensim toliau. Deja, lapkričio 1 mamą suėmė, nuvarė pėsčiom į Taujėnus, tenais prasidėjo pirmi tardymai, daužymai, po kelių dienų pervedė į Ukmergę, palaikė 3 dienas Ukmergėje, į Ukmergės saugume, vėliau perkėlė Ukmergės kalėjimą. Tai buvo 7-asis LTSR NKVD kalėjimas. Šiame kalėjime taip pat buvo žiauriai tardoma, daužoma. Broliai tuo metu buvo miške. 45 metų sausio 12 įvyko Lėno mūšis, kuriame žuvo brolis Juozas, Vyčio apygardos įkūrėjas, taip pat sesers Elenos vyras Antanas. Kitas brolis, vyriausias brolis Antanas buvo sužeistas. Taip pat patalpintas Ukmergės ligoninėn, vėliau perkeltas į Ukmergės kalėjimą, kuriame vasario 8 dieną 45 metų mirė. Kaip visi mirė Ukmergės kalėjime, palaidotas Ukmergėje, pravoslavų kapinėse, nežinomam kape. Užėjus į kapinės, po kairę pusę matosi tokie neaiškus kapai. Po šito mūšio mamos tardymai kalėjime baigėsi. Vėliau 45 metų Liepos mėnesį jinai LTSR karinio tribunolo nuteisiama 10 metų lagerių ir plus 5 metai tremties. 45 metų pabaigoje papuola į Šilutės lagerį, po 4 mėnesių perkeliama į Lukiškių kalėjimą. Nenorėdama, kad būtų išvežta į lagerį Sibirę, mama visą 45 metų žiemą išbuvo kalėjime, apsimesdama, kad nesupranta, kad jinai yra ieškoma ir šaukiama. 45 metų pavasarį ištremiama į Sevkusbas lagerius Kemerovo srity. Čia, kaip sakyt, buvo malkų ruošimas, miško kirtimo darbai, sąlygos buvo žiaurios. Kažkuriuo momentu mama, būdama 1,71 cm ūgio, svėrė tik 45 kg. Tuo metu jinai gavo 4 savaičių atleidimą nuo darbo ir truputį pagerintą maitinimą. Lageris buvo bendras su kriminaliniais kaliniais. Pradžioje tame lageryje buvo tik 3 politinės kalinės lietuvaitės. 50 metais perkelta į Karlago lagerius, į Kazakstaną. Kūrėsi be galo sunkiai, tos pačios bėdos kaip visiems buvusiems tremtiniam ir kaliniam su darbu. Buvo pasakyta, susiras darbą, tada priregistruosi. Kaimynų pagalba pavyko įsidarbyti Užulinio girininkijoje, arklių prižiūrėtojo, pusę etato, alga 25 rubliai. Iš visų brolių buvo dar brolis Simonas, kuris taip pat partizanavo, bet to mūšio metu buvo kitam būry. Po kažkurio susišaudimo, suskaičiavę savo kailinių skvernuose 16 skylių nuo kulkų ir ne viena kulka jo nekliudė, nutarė, kad reikia iš miško trauktis. Pasitraukė iš miško, gyveno nelegaliai, bandė kurtis Ramygaloje, Panevėžyje, Šiauliuose. Buvo papuolęs su liga į Kauno klinikas, čia buvo atpažintas, iš klinikų pabėgo, atbėgo pas pusbrolį Strielčiūną, glaudėsi. Šeima jau buvo 45 metų rugpjūčio 30 dieną ištremta, žmona ir duktė. Dukteriai Gražinai buvo 2 metai. Iš Sibiro grįžo 58, šeima susibūrė. Priėmė sprendimą, kad reikia legalizuotis ir Simonas 60-mečio pabaigoje legalizavosi.
pragyvenęs daugiau negu 10 metų Lietuvoje nelegaliai. Jo duktė Gražina baigė konservatoriją, buvo Kauno valstybinio choro dainininkė. Per visą sovietmetį jai kaip 2 metų tremtiniai taip ir nekarto nebuvo leista išvykti į užsienį su gastroliam. Pati Morta, pasitraukus, gyvenusi su vyresnėja seserim Elena ir 3 jos vaikais, įsikūrusi prie Raguvos, vertėsi be galo sunkiai. Žmonėm perspėjus, kad grėsia trėmimai, šeima persikraustė į Šilus, ten taip pat sekėsi be galo, gyveno varganai. Vėl perspėjus dar kartą traukėsi toliau į gimtąjį mamos Kartanų kaimą, kuriame 50 metų spalio 1 dieną mirė. Palaidota pusiau nelegaliai, mirties liudijimas išrašytas praėjus 2 savaitėm po mirties. Namai buvo stribų sudeginti 45 metais. Šeimos archyve yra išlikę 3 mamos jaunėlės Mortos, dukters Verutės prieškarinės nuotraukos, pačios Mortos mirties liudijimas ir laiptinėje stovintis Smetonienės dovanotas mamai kostiumas. Kokiu būdu tas kostiumas išliko be galo sunku pasakyti, išlaikė jį giminės Užulienė. Tiesiog nes per lagerius tremti jis tikrai nėjo. Grįžus iš tremties mama jį atgavo. Deja, apie jį nieko daugiau nepapasakoja. Turim šeimoje pasikalbėję tokį sprendimą, kad jisai yra gautas 20 gimtadienio proga. Tai tiek. Labai paprašysiu dar truputėlį kantrybės ir jūsų dėmesio, nes ponia Dalia Strelčiūnienė mums trumpai pristatys dar vieną seserį Marijoną Jasiukonienę, o turbūt dar daugiau kalbės ne apie Marijoną Jasiukonienę, o apie prezidento dukterėčią, Marijonos dukterį Eleną Jasiukonytę Strelčiūnienę. Tik į mikrofoną, Ir aš 50 metų kalbėjau moksleivių auditorijai. Man visada smagiau kalbėti, kai aš matau auditoriją. Prezidento šeimoje 5. vaikas buvo sesuo Marija. Marija turėjo 4 vaikus. Viena iš jos dukterų, Elena Jasiukonytė, buvo mano vyro mama. Kadangi aš šitą šeimą atitekėjau 61 metais, aš daug labai negaliu papasakoti. Tuo labiau, kad tada buvo tokie laikai, 61 metai, kada mes ir tuokėmės paslapčia bažnyčioje. Ir aš nežinojau, kad mano vyras yra prezidento sesers anūkas. Jis man šito net nesakė. Jo tėvelis, Romanas Strelčiūnas, jisai kalbėdavo, kad raštikis buvo atėjęs, ten kitas veikėjas, kad jis turėjo pažįstamų iš tos nepriklausomos Lietuvos laikų, bet kad jie yra tiesiogiai prezidento šeima. Tai aš šitą sužinojau tik tai apie 88 ar 9 metus. Čia yra keletas skaidrių, aš jūsų ilgai nevarginsiu, aš pakomentuosiu tas skaidrės. Taip, aš nemoku į mikrofoną kalbėti, visą laiką kalbėdavau be mikrofono. Čia yra mano vyro mamos, Elenos Jasiukonytės ir vyro tėvelio Romano Strelčiūno vestuvės Kaune 31 metais. Juos sutuokė taip pat Vaižgantas. Ta vestuvinė nuotrauka yra pas mus namuose. Ir vyras paskui jau man rodydavo, kad čia jų reiškia vestuvių nuotrauka. Ir ponia prezidentienė jiems vestuvių proga padovanojo 2 kavos servizus. Tie servizai, vienas iš jų pavyzdys yra čia prezidentūroje, o antro liko tik tai lėkštutė. Tai labai saugoma mūsų šeimoje šitas
servizas. Čia yra vienas Meiseno kairiai pusėje porcelianas, o ta lėkštutė yra čekiško servizo. Žinot, karo metais ten viskas buvo, jie gyveno nedideliam namelį, berniukai bežaisdami dalį to servizo, aišku, sudaužė, bet namuose pas mus dar liko keletas puodelių ir va ta viena čekiško servizo lėkštutė. Šeima Strelčiūnų gyveno nedideliam namelyje Žaliakalny, tačiau pas juos, va čia yra mano vyro tėvelis ir mamytė. Mamytė mirė labai jauna, 65 metų, o mamytės mama Jasiukonienė yra palaidota Lėno kapinėse. Ji mirė 62 metais. Mes, kada važiuodavom į Smetonų gimtinę, į Užulėnį, visada aplankydavom močiutės Marijos kapą Lėno kapinėse. Gal dabar toliau truputį greičiau, taip. Vyro mama labai mėgo siuvinėti, buvo labai darbšti moteris, bet čia jų namuose yra siuvinėtas kilimas ir jinai su vaikais nusifotografavusi, čia dar nepriklausomos Lietuvos laikais. Tie rankdarbiai yra keletas jos išlikusių, jie yra muziejuje. Aš juos muziejui padovanojau, kad pamatytų kiti žmonės, kokios darbščios buvo mūsų mamos, močiutės, kaip jos neleisdavo veltui laiko. Čia jau yra visi 3 vaikai. Vyro šeimoje buvo sesuo Ramutė, jis pats buvo vidurinis ir jauniausias brolis Julius. Dabar apie tai, kodėl aš dabar klausau ir galvoju, kaip nukentėjo giminės visi, kurie turėjo Smetonų pavardę. Šitą šeimą mano vyro aplenkė tos nelaimės, aišku, jie gyveno labai sunkiai pokario metais, jūs kas prisimenat, žinot, tačiau jie buvo laisvi Lietuvoje. Tėvelis vyro buvo baigęs istoriją ir vokiečių kalbą Vytauto Didžiojo universitete, jis dirbo mokykloje pokario metais. Vyras taip pat mano baigė aukso medaliu jėzuitų gimnaziją dabartinę, jis apsigynė disertaciją, dirbo dėstytoju, dar prieš tai dirbo mokslinio tyrimo institute, kuris buvo, dirbo karo pramonėje, priklausė Maskvai, buvo labai slaptas. Jeigu būtų saugumas sužinojęs, kad jis yra Smetonos giminaitis, aišku, jis būtų nematęs nei to instituto, nei to mokslinio darbo. Tai kadangi 2 kartus buvo keista pavardė, Jasiukonytė tapo Strelčiūnienė ir matyt saugumas šito nesusekė. Žinoma, šeima čia yra su aukle, čia su kitais giminėm yra vyro tėvelis, mama. Pas juos, nors jų mažas namelis buvo Žaliakalny, bet visada gyvendavo giminės kažkokie, tai iš tremties grįžę, tai kažkuris atvažiuodavo mokytis į Kauną, tai atvažiuodavo pas gydytojus ir nors vietos buvo mažai, bet jie visus priimdavo ir visi tilpdavo. Čia yra Elenutė Strelčiūnienė, kaip mes ją vadinom, močiutė Elenutė, apie 56 metus. Jinai nepriklausomybės laikais dirbo banke kasininkė, bet paskui, kada pokerio metais buvo 3 vaikai šeimoje, jau jai eiti į darbą nebuvo kaip. Augino pomidorus, augino daržoves ir šeimai savo ir pardavinėjo. Žodžiu, tie laikai Lietuvai, kaip jūs žinot, tikrai buvo irgi labai nelengvi. Tačiau šita šeima įsilaikė ir, kaip sako, iškentė visus nepriteklius, vaikai sulaukė nepriklausomybės. Šitam namelyje, Užulėnyje, mes susitikdavom jau kai prasidėjo atgimimas. Krikštaponytė, Verutė Juodienė, apie kurią pasakojo jo žentas, jinai mums pasakė, kad Smetonų giminė susitinka Užulėnyje, kur yra gimtoji sodyba, ir ten labai mus visada priimdavo. Nuoširdžiai gyveno Algirdas Muleranka su žmona Albinute. Visada važiuodavom ten per prezidento gimtadienį.
O čia yra Lėno bažnyčioje, visada būdavo mišios ir visada prezidento portretas ten ir, žinoma, giminės ir visi vietiniai žmonės labai daug atvažiuodavo ir iš kitur žmonių, dalyvaudavo mišiuose ir minėjimuose Užulėnyje. Tai aš su ta šeima tiek buvau susijus. Čia prezidento gimimo diena 130 metų, čia buvo karininkų ramovėj. Žodžiu, mes dalyvaudavom visur renginiuose, kiek prisimenu, kiek žinau, aš jums tiek ir pasidalinau. Daugiau turbūt ten jau nieko, atsiprašau, dėl garso nemoku kalbėti mikrofoną, nes nepratus. Ačiū. Ačiū jums už dėmesį. Labai dėkojam poniai Daliai Strilčiūnieniai ir tikrai mūsų renginys jau gerokai užsitęsė, bet aš dar norėčiau pakviesti muziejaus direktorę Renatą Mikalajūnaitę ir visiems šio renginio dalyviams muziejaus direktorė taip pat nori tarti žodį. Labą dieną visi. Pirmiausia, aš turbūt turiu atsiprašyti už tą tvankumą, už tą sauną, jau atleiskit, nepykit, kokios jau mūsų sąlygos, bet labai smagu, kad jūsų labai daug. Labai smagu, kad susirinko tiek prezidento Smetonos giminių ir palikuonių ir labai ilgai jūs nevargindama noriu jiems padėkoti ir kiekvienam iš jų įteikti ne visiškai naują knygą, bet pačią išsamiausią knygą apie mūsų istorinę prezidentūrą ir ten labai daug apie prezidentą Smetoną ir kitus abu prezidentus. Tai labai ačiū, kad jūs pas mus atvažiavote.